atrodė kaip sumaišyta, bet nėra mėsytas. Vienas skaniausių šio pusmečio receptų, kurį teko sukurti tau. Lęšių ir daržovių kepsniukai. Pagaminimas yra labai paprastas, tiesiog raudonuosius lęšius sausus užpilk verdančiu vandeniu ir palaikyk apie 15 minučių. Tada lęšius sublenderiuok iki vienalytės masės. Morką sutarkuok, cukiniją taip pat sutarkuok, svogūną supjaustyk, svogūnėlį supjaustytą dėk ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, ant keptuvės ir pakepink iki kol gelsvai paruduos. Tada dėk morkas, irgi dar patroškink, pakepink ir visas daržovės, cukinijas tarkuotas, pakepintas morkas ir svogūnėlius sudėk į lęšių sutrintų masę, įdėk 2 kiaušinius, įdėk prieskonių, druskos, pipirų, persilado ar kitų prieskonių, įdėt gali ir šviežio bei džiovinto česnako ir masę išmaišyk. Tada pačioje pabaigoje įdėk kukurūzų miltų, nedidelę stiklinę. Kepsnelius kepk ant aliejaus, kol gražiai paruduos. Tiko receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. Nori iš manęs išmokti, kaip gaminti skaniai, sveikai ir greitai, valgyti be jokių kraštutinumų, dalyvauk mano organizuojamose stovyklose ir Lietuvoje bei užsienyje. Taip pat įsigyk mano knygas, spausdintas ir elektroninės. Naudokis mano patarimais, kurių sveikatai palankų svetainėje yra be galo daug ir juos kuriu jums jau gerą 10 metį.